kaip ir tikėjomės, rungtynės buvo nelengvos, labai sunkios ir iš tikrųjų Nigerijos komanda sužaidė labai gerai, ypač puolime. Aš manau, kad jie įmetė, mes žinojom, kad jie yra geri metikai, bet jie įmetė daug sunkių metimų, daug per rankas metimų. Ir buvo nelengva visur sustabdyti, aišku, galbūt praleidom dar per daug ir vaikų prasiveržimų. Šiaip klaidų 11 padarėme, bet tokios jos buvo mums skaudžios, kada jie iš karto paversdavo taškais, lengvais taškais. Akcentavome, kad kovo dėl šokusių kamuolių ir nors grūmėmės iš tikrųjų, bet patys viską matėte, 11 kamuolių vis dėlto jie nusėmė. Aš manau, kad ne visada puolime mes žaisdavom taip, kaip mes buvom suplanavę, kaip mes norėjom. Ne visada išlaikydavom šaltas galvas ir surasdavom tinkamus sprendimus. Galbūt norėjosi daugiau atakuoti, agresyviau į baudos aikštelę, pasoti dideliem ir galbūt kerštis. Nors visumo išmetam tik 20-30. Ne per daug, ne per mažai. Apmaudu, pralaimėti yra visada apmaudu. Mes tikrai žaidėm tam, kad laimėti, o ne tam, kad pralaimėti. Ir kada situacija, kada nusisiko šitai, aišku, mes galėjom pralaimėti kuo mažesnį kažkokius skirtumą. Ar jūs nustebino varžovo tritaškį metimai? Kai kurie taip nustebino. Kai kurie žinojom, kad yra metikai. Galbūt daugiau nustebino 13 numeris, kuris grįžtės rungtynės, tiksliau pirmos rungtynės ir nepasižymėjo nieko. Ir jo, kaip čia pasakyta, statistika nebuvo kažkokia super įspūdinga. Žinojom, kad jisai gali įmesti. Jis kokius 3 kartus turbūt įmetė ten gavęs tokiai. Galbūt net aš pavadinčiau, jeigu žaidėjai mūsų mestų tokį nelabai paruoštas metimas. Bet kada jis įkrenta, aš sakau, jie neaplošė mumis kažkaip tai kombinacijom, ar ten buvo, kur mes galbūt negalėjom, nesugebėjom išstovėti vienas prieš vieną. Bet norėdami tą atimti, kad mumis kuo mažiau, nes jie tikrai greiti yra, kad kuo mažiau sužaistų vienas prieš vieną, mes provokavom tolimus metimus per ranką, kad jie šiandien įmetė. Ketvirto pradžioje 9-0 spurtas buvo, kodėl jis, sakykime, nepavyko jo iki pergalingo persilaužimo užbaigti? Tiesiog jie įmetė tuos greitus metimus, kur išėjęs, tas 13 numeris turbūt kokius 3 įmetė. Ir dar ten praradom kamuolį, man atrodo. Ir mes patys nieko nesužaidėm, mes neįmetėm tam galę. Gausiai spurtas. Treneri, ką pasakė žaidėjam Rūbinėj po varžybų? Kad čia po to neprisakysiu. Pasakau, kad stengiasi iš esmės jie įvykdė tai, kas buvo suplanuota. O varžovai šiandien žaidė labai gerai. Aišku, mes turim kur dar tobulinti tos žaidimus, tą žaidimą. Ir dabar jau viskas, jau būties nieko negali. Mes dabar turim koncentruotis į sekančias rungtynes, kurios bus po poilsio dienos, ir jos bus jau kažkoks skirtumas jau čia negelbės, arba. Turnyrinės reikšmės tas pralaimėjimas kaip ir neturi, bet emocinę kokį foną. Aš manau, kad neduoda mums visiškai atsipalaiduoti ir toksai sveikas sportinis pyktis ant savęs. Bet mes neišnaudojam visko, ką mes galėjome. Aš tikiu, kad vyrai gali geriau ir kad mes pasistengsim irgi, sakysim, daugiau aiškumo galbūt ir tas, kad mes tiesiog žaistume tai, ką suplanavom, be duobelių.